lygybė, brolybė, o kas dedasi gyvenime iš tikrųjų mes nenorėjom matyti. Tai gal ir neleisdavo biškį? Slėpdavo. Apie vežimus, jeigu pradėdavai klausinėti apie tremimus. Nes atsibundi iš ryto, jau sako, tą kaimyną išvežė. Mes pradedam klausinėti, kodėl, už ką, kaip išvežė. Visi bijo pasakot. Visi buvo pasislėpę Visi baimės taip, jo, ir Rusija. taip, duona pečiui džiovindavo, visi nežinojo, ką išveš, mūsų neišvežė todėl, kad daug vaikų buvo labai. Nu, tai paskui giminės grįžo iš Sibiro, sako, va, jūs gerai gyvenot, jūsų neištrėmė. Tai sakau, ar aš kaltas dėl to, kad mūsų šeimoje buvo 8 vaikai? Ar čia tuose kolūkiuose geriau buvo? Čia, sakau, irgi savotiškas buvo lageris. Nu. Ateina koks kvailas ten pirmininkas, ar agronomas kažkoks, ar ne, nu, visi žmonės iš baimės, reiškia, ten turi jį vaišinti, arba vienais metais galima auginti 2 paršiukus, kitais metais 1, vienais metais galima telyčią auginti žmogui, kitais negalima, vienais metais galim tiek karų žmogui duoda, kitais tiek. Vienu metu jau kažkaip jaunų žmonės, matyti, išmoko, ten prisitaikė. Man patinka toks, kaip čia toks vienas amerikietis yra pasakęs, jeigu žmogus neprisitaiko prie laiko, tai laikas prisitaiko prie jo. Tai atsirado tai, kad, tarkim, galima vadinti lietuvišku socializmu. Lygiai kaip yra rusiškas socializmas, vokiškas socializmas, lenkiškas, tai buvo ir lietuviškas. Tai buvo ir lietuviškas saugumas, ir lietuviška literatūra, ir kažkoks modelis savaime susidaro. O tai kaip su ta lietuviška tada kultūra? Kultūra toks daiktas, kuris kūriamas labai uždarai. Ar ne, tarkim, muzika. Pirmiausia, turi atsirasti vienas žmogus, kuris pamažu ką nors daro ir padaro. Tai tarkim buvo 70 metai, buvo prieš tai dar 68 metai, 7 ir 8 mes susipažinom su Bronium Kutavičium. Bronius, sėdim prie Pergalės kino teatro, Bronius sako, gal turi kokį kūrinį. Aš nešiausi atmestą iš leidyklos savo knygą. Jisai paskaitė, sako, aš imu iš karto, sakau, imk, ir jau 70 metais atsirado Kutavičiaus kūrinys Panteistinė oratorija. Dabar vyksta peržiūra Filharmonijoje. Žmonių pilna, vienas ant kito, kompozitoriai irgi įvairių kartų, įvairiausių pažiūrų atliko, dabar išeina, nenoriu sakyti pavardės, žmogus miręs, bet vienas labai jau liaudies kompozitorius ir pradeda šaukti, reiškia, tai kas bepročiai, ar Kutavičius sugeda, ar mes bepročiai? Klausimas, kai buvo keliamas. Ir tada ta Kutavičiaus oratorija užblombavo kiek metų, iki Sąjūdžio laikų, 20 metų. Tai šitaip gimdavo kūriniai, o paskui aš jau skaitau ir Kultūros baruose Jūratės Landsbergytės straipsnį, kad tarkim nuo 70 metų prasideda naujas tarpsnis lietuvių muzikoje. Tai šitaip prasidėjo. 1, 2 arba 3 žmonės paima ir kažką padaro, o paskui reikia įteisinti tą daiktą viešumoje. O paskui visiems atrodo, kad taip ir buvo nuo Adomo ir Ievos laikų. Tai taip ir literatūroje mėto, paskui aš atsimenu 72 metais išleido man tą knygą ir dar porą knygų. Sako, išleisim, paskui sudirbsim tiesoj. Buvo ir toks metodas. Kuo baigdavosi? Kuo baigdavosi? Baigdavosi pakvietimais į KGB. Arba iš darbo reikėdavo lėkti. Būtų nieks negaudavo. Baigdavosi gatve, daugelis nusigėrė, daugelis nusižudė, kaip sako, iššokinėjo pro langus. Liūdnai baigdavosi. Bet ir dabar nelengviau, man atrodo. Irgi gal viskas kažkokių paralelių galima ieškoti, nes dabar yra jauniems žmonėms yra kitaip labai sunku irgi prasimušti. Ar dabar lengva žmogui, jeigu nori ten, tarkim, kokį nors butelį ten susitvarkyti jaunam žmogui, o jeigu vedasi ir gimsta vaikai, tai kur gyventi, iš kur tų pinigų paimti, tada dar galima būdavo tos vaikus į kaimą vežti, o dabar aš nežinau, kaip vaiką užauginti, dėl to tas gimstamumas taip ir mažėja, kas norės moterį neščia priimti į darbą. Aš nesakau, kad tada buvo labai sunku, o dabar labai gerai.
Ir tada buvo sunku, ir dabar sunku. Paul Éluard pradėjo kaip surrealistas Prancūzijoje, tai jis dėjo lygybės ženklą tarp meilės ir poezijos. Aukščiausia dvasinė būsena, kad poezija ir meilė sutampa. Iš tikrųjų, tai yra dvasinė būsena. O, tai prancūzų poezija, tai šita. O šiaip, aišku, kad, pavyzdžiui, Koraną, kad aš verčiau, tai irgi yra apie poetus pasakyta gerai. Jeigu jie yra netikintys, tai jie eina su šėtonu. Tai jie niekam nereikalingi. Reikalingi tik poetai, kurie tikintys yra. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad tikintys tai eina su Dievu, Dievas duoda viltį, ar ne? Tarkim, viltis, mano tėvas mėgdavo sakyti, irgi tai sakau kolchoziniais laikais, ai, sako, viltis tai kvailių motina. Bet jeigu atimsi iš žmogaus viltį, tada iš viso labai daug vertybių prapuola. Ir atimti iš jauno žmogaus viltį, tai yra žiaurus nusikaltimas, man atrodo. Iš seno ne taip lengvai atimsi, nes jis jau įsikibęs, jau kietai jam daugiau nieko nelikę, kaip kokia nors mažytė iliuzija vis dėlto, kad po mirties kažkas yra, kad jis kažką padarė gero gyvenime. O jeigu jaunas žmogus ir priešais jį yra vakuumas, tai tas žmogus taps arba cinikas, arba nihilistas, arba dar bjauriau gali ką nors padaryti. Jis neturi šansų, nėra vilties. Už ko jam kabintis? Tai kaip jis gali mylėti moterį, seserį, ar motiną, ar žemę, ar tėvynę, ar dangų, jeigu jis neturi vilties? Jeigu meilės nėra. Tai aš tai buvau auklėtas ir to nesisakau, kad iš tikrųjų poezija tai sudaro patys gražiausi dalykai gyvenime. Bet prie gražiausių dalykų, kas čia klevai prie Neries žydi ir aš džiaugiuosi, tarkim, kad man buvo ten jau gal 60 metų, kai aš pirmą sykį taip aiškiai pamačiau, kad klevai taip gražiai žydi. Tai sakau, ta gyvenimo, tarkim, kokia nors prasme, ar ilgo gyvenimo prasme yra tai, kad tu labai daugelio dalykų dar nesimatęs, tau tik atrodo, kad tu matai. Tu eini pro medžius, bet tu nieko nematai. O kartais pavyksta, taip kaip tapyboje, fotografijoje ar kine, kartais pavyksta taip gražiai pamatyti daiktą. Ar tai, kas jau yra už daiktą, aš nežinau. Tai ta vadinama būsena, tarkim, rytuose ta būsena vadinasi, kai sutampa tai, kas yra objektyviai, egzistuoja pasaulyje ir tai, kas egzistuoja tavo viduje. Ir iš ten tu gauni kažką ir tu ten, reiškia, kažką duodi. Ir tada įvyksta mažas stebuklas, gimsta metafora arba tai, kas vadinasi pasaulio pažinimu. Tai šitoj vietoj prie Brodskio, tarkim, tų dalykų aš dar pridėčiau, kad poezija yra ir pažinimas. Didelis pasaulio pažinimas ir toks pats pasaulio pažinimas kaip fizikoje ar chemijoje arba labai tikslios kokios nors mokslos, tas pats, ką kompiuteriai išskaičiuoja, tai tą poeziją išskaičiuoja per dvasią, per nuotaiką, per savo galvą, per kažkokius tokius praregėjimus gražius. Ir man atrodo, kiti menai tą patį išskaičiuoja. Taip, kad šitoj vietoje aš dedu lygybės ženklą tarp mokslų, menų ir religijų. Mūsų vaikystės buvo didvyriai, tarkim, Kristupas Kolumbas, atradimo džiaugsmas, pirmo pamatymo džiaugsmas, tarkim, žmogus atsimerkia ir jis mato, stebuklą mato. Tai iš tikrųjų vaikystės yra tas džiaugsmas, džiaugsmo šaltinis. Ir paskui, matyt, vieni žmonės
susitaiko su kasdienybė, kiti nesusitaiko. Tai aš visada norėdavau matyti taip, lyg pirmą kartą matytum pasaulį. Bet tam, kad matytum pasaulį kaip pirmą kartą, tai reikia suvokti, kad bus laikas, kai tu jo nematysi. Kitaip sakant, kad esi laikinas. Jeigu žmogus būtų amžinas, tai jis tikriausiai nieko nekurtų. Mirtis priverčia žmogų kažką užfiksuoti savo viduje. Dievo daiktai, žmogus yra pirminis Dievo daiktas, o jau žmogaus visi, ką žmogus padaro, yra antriniai tokie dalykai. Dėl to poezija Dievo akyse, man atrodo, yra visai neaiškus daiktas. Ir dar čia manęs kažkur paklausė, tai, Veronika paklausė mokytojų namuose iš mano gimnazijos. Tai vasigi, tai sakyk, jeigu tu nueitum pas tą dievulį, tai ką jau čia jau tu jam pasakytum iš tų savo eilėraščių. Sakau, Veronika, aš pasakyčiau, kad čia kažkas yra iš velnio daugiau. Kad reikėtų atsiprašyti turbūt dievulį. Nes aš negalėjau taip kalbėti, kaip jis kalba. Tai mes nežinom, kas kalba išrado, kiek tūkstančių metų tai kalba, kur jos šaknys, ar iš dangaus, ar iš žemės. Mes žaidžiam savo žaidimus, o kad ta kibirkštis yra žybtelė, kaip liepsnos kibirkštis, tai jau čia biški iš Dievo ir žmogus tada turi trumpą džiaugsmą. Bet nebūtinai žmogus turi kurti. Tai matyt, tarkim, ir Rembo, jeigu jam labai gerai sekėsi ir jis buvo virtuozas toj srity, tai ir baigė dėl to, arba Mozartas baigė. Taip, aš niekad, kai žmonės sako, jeigu ten būtų ilgai gyvenęs Mačernis ar Biliūnas, tai kokius kūrinius būtų sukūręs, ar Čiurlionis, nesakau, jis viską pasakė. Aš nemanau, kad ten... Ką norėjo, tą pasakė. Jeigu ko trūksta, tai turėdamas net ir fragmentus gali ten numanyti, maždaug jausti visumą. Ir Mačernio visumą, ir Biliūno visumą, nes Mačernis 23 mirė, Biliūnas 28, Čiurlionis 36, arba Puškinas irgi dvikovoj žuvo jaunas. O jeigu jis būtų gyvenęs, bet nemato, kaip ten pati prigimtis iš jo išpumpavo per trumpą laiką visas tas esencijas, kurias jam buvo Dievas ten davęs, jis pasakė savo ir numirė. Kaip medis užaugino savo vaisių. Taip, taip. Tai sutampa su biologija, nes aš ir ne per seniausiai perskaičiau, kada sausringos vasaros būna, tai tada šaknys meta viską į žiedus, kad subrandintų sėklas ir augalas, šaknys išdžiūsta, o sėklos išnoksta, nukrenta ir viskas. Šaknys yra aukojamos. Tai taip ir su žmogum yra, reiškia. Kūnas yra aukojamas tam, kad žmogus kažką sukurtų, pasakytų. Ir man patiko į tą temą irgi amžinatilsį Grušas sakydavo, taip, jūs čia sėdit ir kalbat, bet yra žmonių, sako, kurie pasako porą keiksmažodžių ir nunyra. Tai sakau, kur nunyra? Iš tamsos į tamsą. Ar ne, žmogus gimė tam, kad porą kartų nusikeiktų. O kaip jūs dabar gyvenat, sakyti? Porą metų tai prasidėjo prie Dantės vertimo. Tai paskui išėjau čia vieną kartą pasivaikščiot, galvoju, tai kur dingo mano 2 metai. Nes kiekvieną dieną atsikeli tokia, tvarka, kaip čia. Tai žinai, kad tiek turi padaryti, jei nepadarai, tai nelabai gerai.
sekasi, atrodo, tuščia diena, arba reikia kur važiuoti, arba kokie būdavo susirinkimai, arba, nu žinot, kaip ir visi buitiniai rūpesčiai. O kai turi didelį darbą ir jį įsitrauki, tai labai gerai, ritmas atsiranda, kaip metras, nu kaip ilga kelionė. Jau pernai jau pragarą galėjo išleisti, bet negavo pinigų, o šiemet va čia taip neseniai paskambino, pradžiugino, kad jau pradeda redaguoti, gavo pinigų, nu tai džiaugsmas, kai turi pamatyti visą Dantę iš naujo išverstą, galvojau. Galvojau, kad nepadarysiu. Jo, sunkus labai darbas. Tai gal įvelniai ta sena italų kalba, nu, kad nėra su kur pasitart, patys italai jos nemoka. Tai susidedi per kitas kalbas, per paaiškinimus visokius, nu, ir taip. Tai dabar išversta jau kas? Viskas. Viską Viską. išversta. Pragaras, skaistykla ir rojus. Ir kaip tas pasaulis jis ten? Kaip tas pasaulis? Nu, vakar buvo mano draugo knygos apie Mindaugo laikus pristatymas. Tai sakau, va, Mindaugo laikai Lietuvoje. Lietuvoje dar nebuvo lietuviško rašto, o ten jau buvo tokia poezija, ne kaimi. Tai tokios paralelės. 13 amžius, nors jisai parašė jau 14 pradžioj, bet žinot, žmogus apie savo vaikystę, jaunystę, viską tai tokia... Perkūnas, nu, kad viskas ten buvo sutraukta. Pasaulis buvo, nu, taip, kaip čia pasakyti, toks sistemingas ir toks aiškus, ir tikėjimas, ir moralė, ir teisė, ir šeima, ir tėvynė, ir tauta. Nu, tik tai, kaip čia pasakyti, kas labai blogi buvo, kaip visada. Labai daug niekšų, vagių, popiežiai blogi. Krikščionybę, tikėjimą reikia taisyti, nu, kaip čia pasakyti, žmogus be tikėjimo neįsivaizduojamas, bet kai turi tikėjimą, tai pamato, kad jis labai skylėtas. Tai va, kada, pavyzdžiui, kokį nors Vincą Krėvę, kuris labai rimtai į literatūrą žiūrėjo, tai Skirgailo yra ta problema. Kada Skirgailas sėdi ir graužėsi, nu, kaip čia krikštytis ar nesikrikštyti. Ir sako, suprantu, kad mūsų dievai paseno, bet kaip juos atjauninti, tuos dievus. Čia irgi kaip žmonės norėtų atjaunėti ir negali. O dievai irgi turi keistis nuolat tikėjimas. Ir ten 13 amžiaus Italija, tai pagrindinės kovos irgi su tais, kaip čia pasakyti, su žmonių užsigimimu. Nu. Iš tikrųjų, kad ir tikėjimas gerai sugalvotas, ir pasaulis gerai sugalvotas, bet kad žmonės blogai elgiasi. Jo labai norisi, kol jaunas žmogus. Bet paskui man irgi patiko, čia ne mano mintis, aš kažkur ją buvau užrašęs, kad žmogus pasiekęs ar gavęs tą pripažinimą ar pripažintas, ūmai pradeda slėpti, susideda juodus akinius, nori, kad jo nepažintų. Paskui, tarkim, jeigu žmogus pasiekia šlovę, tai ir kažkas yra gerai pasakęs, kad tikras žmogus turėtų, pasakysiu nelabai taip kaip jis sakė, turėtų kartais apšlapinti savo šlovę. Paskui, tarkim, yra Česlovo Milošo, su kuriuo man dar laimė teko susitikti keletą kartų ir bendrauti, sako, visos garsenybės po 20 metų bus pamirštos. Ateina labai natūrali, yra kartų kaita, generacijų kaita. Žmonėms atsibosta tie patys žmonės. Ir natūralu, kad vieną ar kitą labai gerą menininką žmonės užmiršta. Tai reikia išmokti išgyventi tą visą. Galų gale pasidaro absoliučiai nesvarbu. O tai yra toks grįžęs iš Amerikos, irgi mano draugas, geras dailininkas, Pranas Lapė. Jo paveikslus, tapybos darbus turi labai jau garsus muziejai. Sakau, Pranai, bet tau tiek metų, jam apie 80 buvo, kai aš klausiau, ir tu neturi čia darbų savo. Sakau, rašytojai tai knygas turi. O man sako, jie visai nerūpia, aš juos galvoj turiu. Ir tas nerūpia. Nu, aktorius, tarkim, vaidina, o ką jis turi? Ne. Smėlio pilys tos pačios nuplautos yra. Aš nežinau, aš nesu žmogus. Jeigu aš būčiau nepadaręs pats savo, ką norėjau padaryti, tai aš būčiau pats savo bjaurus. Bet kadangi aš patyriau tą džiaugsmą, kada yra atrandama, tarkim, viena metafora. Aš tikrai galiu pasakyti, kad, tarkim, atradau 2 ar 3 metaforas.
ar 2 ar 3 eilutes. Man atrodo, yra tokie mažieji poetai, kurių niekas nežino, net kartais, kada radė įsijungia ir tekstus, kokius nors girdi parašytus ar sveikinimus, ir galvoju, o va, ta močiutė 2 eilutes geras parašė. Ir užtenka, reiškia, yra mažas kasdienybės džiaugsmas, kuris nueis su ją į nebūtį. Ir viskas. Kartais žmonės labai daug nori, tai nėra gražu. Man patiko vieno rusų dvasininko, dabar Niujorke gyvenančio, posakis. Ir kas sako, Sartras prirašė ten tik šlovino komunistinius idealus, o paskui senatvę atsisakė. O sako, kokie nors Čechovo mažieji žmonės savaime šventi ir jie išlieka. O Sartras su savo šitą visą sapalionę ir klaidų pripažinimu, tai tik tiek sako, laimė, kad jis atsiprašė. Pasakė su Beauvoir, kad mes klydome, ne jo ateizmas ir jo kairuoliškumas visas. Tai gražu, kai žmogus visą gyvenimą klydęs galop supranta, kad klydo. O mažas žmogus vis dėlto yra daugiau, jame yra daugiau šventumo negu visuose pasaulio dangoraižiuose, lėktuvuose, išradimuose. Dėl to sakau, man daugiau net už bet kokį didžiausią atradimą ar konstrukciją yra vabaliukas ir vabaliuko džiaugsmas. Jis matė saulę galų gale, jisai suvokė, kad, kad nuo čia nuropojo iki čia ir amen yra. Tai pasaulio pradmenyse yra labai maži tokie ir, galima sakyti, šventi dalykai dėl to, kad jie buvo 1000 metų prieš mus. Kas tai yra žmogaus senatvė? Tai kad čia labai linksma tema. Iš tikrųjų, kai man kas nors už mane jaunesnis žmogus sako, ką jūs galvojate ten apie tokį. Sakau, velnės, kad aš atsimenu, man buvo 28 metai ir aš amžinatilsį Vytautą Kubilių paklausiau, ar 40 sulaukus taip sunku gyventi. Jisai sako, palauk, dar prisidės nemigos. Ne, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kada 40-45, bėda, kad šitas laikas nesutampa su vidinė būsena. 45 aš atsimenu, važinėjau po Ameriką, 88 buvo, 1,5 mėnesio gal prastaugiau ten iš vienos Amerikos pusės, iš kitos. Ir man atrodė, kad man tiek daug metų. Tai iš tikrųjų dabar, man atrodo, 45 metai vyrui, tai čia juokas yra. Tai iš vidaus senatvės nereik bijot, nes kas, ligos tos pačios, bėdos tos pačios. Jeigu taip žmogui sekasi, tai nėra baisu. Gal kas labai baisu, ko pašneki su žmonėmis, sako, nenorėčiau, kad kas nors turėtų mane slaugyti. Ne? Jeigu žmogus pats sugeba savim pasirūpinti. Bet pasirodo, kad gali, kaip čia pasakyti, man dabar kasdieną reikia važinėti ten, tarkim, už miestą labai toli. Iš pradžių galvoju, kaip aš čia dabar kiekvieną dieną, o paskui kaip į darbą, taip atsikeli. Iš pradžių labai, kaip čia nesinori, o paskui susitaikai su ta, kaip gyvuliukas ir važinėjai. Nuvažiuoji, parvažiuoji, ten kažkur užeini į parduotuvę, nusiperki valgyti, pagauni tą ritmą. Tik kaip čia, netikėtumą, jeigu staigios lygos, netekti žmogų išmuša, nelaimės, tarkim. Reikia prisipratinti tą mirtį. Man patiko kažkieno mintis, aš neatsimenu, kas pirmas tą pasakė, kad žmogus gyvena taip, pavyzdžiui, jaunystėje. Aš pats esu parašęs daug eilėraščių apie mirtį ir dabar galvoju, kokia patetika, kokia romantika. Tai kažkas pavadino tą jaunystės, to svaičiojimą apie mirtį pavadino neurozę. Yra neurozė, yra romantizuota. Kai jaunas žmogus, tai ieškai gyvenimo mirtį svaiginiesi. O kai daugiau metų, tai mirtis suteikia perspektyvą džiaugtis gyvenimu. Pasikeičia žiūrėjimo taškas. Ir kad aš dar labai daug galiu, tai man, tarkim, patiko
ir amžinatilsį Jurgos Ivadauskaitės laikysena, kai jinai sunkiai sirgdama, nu taip mokėjo dar džiaugtis, jeigu iš tikrųjų taip buvo. Aš nežinau, ar taip gražiai, nu biški mes visi pagražinam, ar ne menininkai. Bet jeigu žmogus natūraliai kažką pamato, reiškia, jis suranda kasdienybės džiaugsmą, akmenį atranda lapą medžio, atranda skrusdelę, atranda upę, tai gėlę atranda galų gale. Daugiau nieko ir nereikia, reikia matyti gyvenimą tik iš kitos pusės. O ryšys su kitais žmonėmis. Ką reiškia žmogus? O, tai yra daugiausia, man atrodo. Man atrodo, kad griūva ir visos didelės sistemos ir tikrinamos tos sistemos būtent kaip vienas žmogus elgiasi su kitu žmogum. Jis gali būti katalikas, gali būti budistas, gali būti lietuvis, gali būti rusas. Bet jeigu jisai su kitais žmonėm negražiai elgiasi, tai jisai iš viso ne žmogus. Žmogus tikrinamas būtent santykis su kitais žmonėmis. Ir yra labai sunku, jeigu pajunti, kad šitie ryšiai trūkinėja. Jų daug nereikia, bet jeigu yra toks jausmas kaip žmogiškas solidarumas, jeigu yra žmogiška draugystė, vyrų draugystė, moterų draugystė, vyro ir moters, brolio ir sesers, ten vaiko ir tėvo, tai visų šitų dalykų susideda žmogaus pasaulis. Paskui žmogaus elgesys, tarkim, su gyvūnais, su aplinka, iš viso šito plaukia. Šito nejaučiam, bet iš tikrųjų tai yra pati didžiausia vertybė. Žmogus su žmogum. Šią savaitę 7 Kauno dienose. Truputis druskos miesto virtuvėje.
netikiu pranašais, aš žinau tiksliai, kad metų laikai yra. Mokslo sala. Jeigu nepasiūlysim išskirtinės vietos nacionalinės reikšmės objektų, tai mes greičiausiai būsime nesuprasti. Diena pagal sopraną. Dainavimas, kaip nekeista, yra psichologinis procesas. 7 Kauno dienos šiandien 20 val. Per LRT kultūrą. Klaipėdos Neptūno Europos taurės turnyre laukia naujas iššūkis. Kaip seksis krepšinio šalies atstovams mados ir dizaino rojuje Milane. Emporio Armani Neptūnas. Šiandien 21 val. Tiesiogiai per LRT kultūrą. Sausio 24-ąją Utenoje Lietuvos moterų krepšinio lygos žvaigždžių diena. Iššūkį krepšininkėms mes vyrų komanda, kurios priešakyje Ramūnas Šiškauskas, Virgilijus Alekna, Valdemaras Chomičius, Deividas Šemberas ir kitos įžymybės. Krepšinio šokio ir muzikos šventė su Donatu Montvydu. Tiesioginė transliacija iš Utenos. Sekmadienį tiesiogiai per LRT kultūrą.